Išinėjau? Pabūk, dargi nevaru. Ne, reikia varyti. Aš tai mielai pabūčiau. Bet mūsų bendras geras draugas parašė, kad laukia manęs prisistatant per valandą. Nu, supratau. Tai tu būtinai jam perduok nuo manęs linkėjimo, šlapia bučkį ir kad labai jo pasilgau. Būtinai perduosiu. Ačiū. Mes dar pasimatysim. Žinoma, kad taip. Jau vien dėl mūsų bendro draugo. Tai tėvai, kaip suprantu, dėl Maručio nepersigalvojai? Kodėl turėčiau? Nu, nežinau, galvoju, ant karštųjų pasakei dabar pliusus, minusus. Pergalvojai. Nėra čia jokių pliusų, nėra čia jokių minusų. Maručis yra problema. O nuo problemų aš nebėgu. Problemas aš sprendžiu. Dar klausimų bus? Vadinasi taip. Mes žinom, kada Maručis važiuoja į darbą, kada jis grįžta iš darbo, kokiu keliu ir taip toliau. Kur jis pietauja. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. O kokiu būdu jūs ketinat jį užversti? Nu, sakykim taip. Šitas nusikaltimas bus bomba. Ir Maručis, taip sakant, bus pakylėtas. Ilsėtis gabaliukais, kaip sako Stalonė. O su to Grigu ką darom? Dėl Grigo nebesirūpink. Nu, žinai, jeigu jis pradės triukšmauti dėl to savo nepakaltinamumo, jeigu kas dokus pakels, žinok, biški negerai bus. Aš tau dar kartą sakau, dėl Grigo nebesirūpink. Grigas jau nebe problema. Pasikalbėk su tuo mentu, Šaru. Jis tiek laiko dirbu su Maručiu, gal ką nors pasakys. Tik neprasitar, koks reikalas. Viskas? Gerai, visi laisvi. Palaikom ryšį. Gandonas. Net neatsisveikia. Turi parūkėti? Nerūkau. Nu, va ir parūkiau. Šitą užsipirkau pas čipą. Nu, maladėts, o šaibas iš kur? Nu, yra tų šaibių čia, klausinėjai. Svarbu, kad prekė bus po poros dienų. Palauk. Tai prekės dar nėra, o tu babkės mokėjai? Nu ir ką? Nu, tai tikiuosi, ne viską į priekį sumokėjai. Koks tas skirtumas? Nieko, šiaip galvoju, nebijai kokio lochatrono užsirauti. Nu, koks lochatronas, normalus bičas sėdi rimtam ofise, karoči, va, davė kontaktus, sako, skambink bet kada. Sakau, tu normalus bachūras, karoči. Ko tu žvengi? Pažiūrėk vizitkiai, koks telefono numeris. Nu ir kas yra? Netrūksta kartais vieno skaičius. O, blemba. Jeigu jau toks kietas tas tavo Kentas, negalvoji, kad kažkas anksčiau būtų pasakęs, kad vizitkiai klaida. Davai pavešk. Nu iki jo pavešk. Davai.
gal išėjo kur nors pavalgyti, ką aš žinau. Sakiau neskubėti. Nu ką tu čia mane grūzini, ką? Ką žmogus negali išėti kur nors pavalgyti, ką vizitkai klaidos negali padaryti, ką? Nu trėdi čia kaip tėvas. Sveiki, jūs čia dėl nuomos? Kokios nuomos? Norit patalpas iš savo nuomos? Stovi šalia, tai pagalvojau, kad dėl nuomos. Nu tai ką čia nuomotis, gi jūs išnuomotos jau. Na, jums pasisekė, jau nebe. Šiandien kaip tik nuomininkas išsikrast ir va, ruošiuosi kliuoti skelbimą. Pala, o kaip sakai, kad išsikraustai, taigi dar šiandien buvo. Tai kad nebuvo čia ką labai krastas, visi baldai mūsų, tai tik kompiuterių ir sportinę aprangą išsinešiu. Sportinė apranga. Nu jo, išėjo su kompiuteriu ir sportiniu krepšiu. Gerai, o gal turit kokį nors jo kontaktą? Man labai reikia su juo pasikalbėti. Nu, mes nelabai iš savo klientų kontaktų. Tiesa, palauk, prisiminiau. Vizitiniais man savo darbą prieš išeidamas. Nesiparink, kitą kartą paeis. Nu arba ne, tu įpratęs. Nu ko tu parinės, nori, varom į viršų, praeisim per ofisus, pasižiūrėsim, gal dar kas nors ką nors stumdo. Čiaupkis tu, ponė. Man vapšė čia nejuokinga, tu net neįsivaizduoji, kiek aš čia sėdu. Tai ko tu raunės? Taigi nepiktai, aš pastoju vienien kitų varom. Tai ką? Iš kur aš galiu žinoti, ant kiek tu sėdai, ant daug negalėjai sėsti, nes prosto neturi, tai ir žvengi. Ant 200 sėdu. 200. Imk, turėk, skaityk ant nulio, išeik, kad čia parinės. Štukų, 200 štukų. Ant kiek? Ant kiek, klausiu, ant 200 štukų? Tu kad durnas, iš kur tokias babkės parovai? Pasiskolinu. Maladėts, gerbiu. Iš kokio genijaus tiek pasiskolinai? Iš Keinio. Keinio? Nu Keinio, ar tu neprigirdi? Čia aš neprigirdžiu, tu ką negirdėjai, kaip tėvas su Keiniu išsidraskio, o tu varai pasibabkių skolintis. Mark! Mark! Kas? Ką man dabar daryti, ką? Sėsk į mašiną. Berniuk, tu čia vienas? Va čia didis Steponas. Aš Maručis. Švarcas. Ačiū, kad tada sustojai. Steponai. Vaikų namų Šilas teritorijoje negyvas vyras. Nesuprantu aš tų bobas, seni. Nu, tu juk nesijaus kažko ypatingas. Niekas tų bobo nesupranta. Babkių atneš. Dukrą myliu. Ko dar reikia, ką? Nežinau. Aš tau nepasakysiu. Auskarus, tokius nuliovus nupirkau. Tai sėdėjo kaip šūdą atsikandus.
Aš tikė susidėti, ponė. O tai to kažkokius plasmasinius šūdinus norėjau užsidėti. Tai aš tau parodysiu, pasakysiu, kurie gražesni. Sėdėk. Klausyk. Geriam tai geriam, nepradėjom tų bobiškų auskarų apžiūrinėti. Šis vis tiek nieko nesupranta. Tai va būtent, nieko čia nereikia suprasti. Akivaizdu, kurie gražesni, ar ne? A? Ko tu į tą fufleką žiūri? Taigi tuos gražesnius padovanojau. Tu žinai, iš kur jis juos gavo? Nu, koks skirtumas, iš kur gavo? Tu pažiūrėk, kaip jie atrodo. Zin man jie kaip atrodo, iš kur jis gavo šitos auskarus. Nu, nežinau. Nežinai. Čia. Sen, čia. Čia mentų auskarai. Kokių mentų? Mentų, jie juos sekimui naudoja, supranti, blakės viduje statytas, aš tik tai nežinau, ar jie dabar įjungti ar ne. Knisi tu čia kažką. Tu davai palauk, pamatysi. Tu kur ta blakė? Nu, tai ką dabar pasakysi? Kai tavo boba grįž namo, tu jos gerai paklausti, iš kur jin tos auskarus gavo. O savo bobai pasakyk, kad jin labai gerai pagalvotų prieš atsakydama. Nu, aš tą progą, tai gal jau ir eisiu. Sveikas Švarcai, o gal ir sveikas Maručiai. Nežinau, kuris iš jų dviejų šmikių mane pirmas suras. Nepykit, turbūt nelabai gražiai atrodo. Iš antro karto nusišaučiau gražiau. Trūksta patirties. Mažai prieš tai į save sušaudęs. Nu bet nieko. Bent kartą esu ne pats gražiausias iš mūsų trijų. Nepykit. Neminėkit bloguoju, tiesiog pavargau. Gyvenkit 100 metų ir neskubėkit numirti. Leiskit man bent kiek pailsėti nuo jūsų, šmikiai. Jei rimtai, tai pasiilgsiu abiejų. Šūdas. Šūdas! Nedaug man gyvenime teko sutikti gerų žmonių, bet jūs abudu buvote iš to trumpo sąrašo. Baigiu rašyti, nes labai ranka pavargo. Visiškai atpratau ranką rašyti. Ačiū Dievui nebeteks. Koganas yra šūdo gabalas. Išėjo draugelis tavo, ką? Klausyk, noriu su tavim susitart, kad nebesivedžiotum čia šitų bandytų, supratai? Atsibodo man jau.
Pasakysi, ką nors, ar taip pritilėsi, ką? Kas čia? Kas čia? Karoli. Aš klausiu, kas čia? Pakiš mane naujai! Tu tikrai nebūsi sugedęs. Sveikas, žiūrėk. Asil, nedėkingas. Tarėmės, kad dirbam kartu. Tarėmės! Tarėmės, Švarcai, nusiramink, pasikalbam. Pasikalbam, tu aš tai pasikalbėsiu, nešlo krūmą. Nusiramink, Švarcai, aš prašau tavęs, nusiramink, aš nieko nesuprantu apie ką tu kalbi, kas atsitiko, aš nieko... Steponas Grigas, sako tau kažką? Sako kažkiek sako. Ką reiškia kažkiek? Ką kažkiek? Sakyk konkrečiai! Koganą reikėjo iš zonos ištraukti, aš sužinojau, kad Steponas Grigas duoda prieš jį parodymus. Tai teko Grigo duomenys kažkiek pakoreguoti. Pakoreguot už tai, kad tu padarai, tu žmogų nepakaltinamų padarai! Bet Koganą reikėjo kažkaip išsukti, jeigu jis būtų sėdęs, tai kaip mes jį būtumėm zoną pasiekę. Supranti, kad jis čia nusišovė, ką? Tai reiškia, nepamelavau, labai nesveikas buvo iš tikrųjų. Aš tai užmūkšiu. Aš labai atsiprašau. Švarcai, aš atsiprašau, tikrai aš atsiprašau. Ko tu taip aršiai dėl to Grigo? Jūs ką, pažįstami? Nuo dabar visus reikalus derini su manim. Tiesiogiai. Ką tu liepi dėl Maručio padaryti? Liepia pakalbėti su Šaru, jo kolega. Pasiklausinėti detalių ir jam perduot. Pasikalbėk ir man pasakysi, ką pasakė.